Tai jo, dar vieną video nufilmuot sugalvojau. Neturiu pasidaręs plano apie ką, tiesiog laisva eiga, improvizacija. Tai darbų atidėliojimas. Taip, kiekvienas turim darbų, kuriuos turim pasidaryti. Manau, ne visus spėjam laiku pasidaryti, bet dabar trumpai norėčiau pašnekėti apie darbų atidėliojimą. Kodėl mes atidėliojam darbus? Todėl, kad mes, įprastai gerai, nesakysiu mes, nes tada gaunasi, kad iš karto jums perdodu kaip kokį prakeiksmą, žinai, iškart uždedu etiketę, kad jūs visi taip darot. Ne, aš manau, kad ne visi jūs taip darot. Todėl susikoncentruosiu į tą žmonių grupę, kuri taip daro. Taigi, tie žmonės, kurie atidėlioja darbus, kaip jų smegenys veikia, tai tiesiog tie žmonės praleidžia daugiau laiko galvodami apie darbų darymą, negu kad apie patį veiksmų ėmimąsi ir tiesiog padarymą. Arba jie bando pabėgti nuo to darbo, darydami kitus darbus. Aš čia kalbu grinai 100% apie save. Pavyzdžiui, ką aš darau, jeigu man kažką reikia svarbaus padaryti, bet aš kažkodėl to daryti nenoriu. Tai aš tiesiog būna užimu save kitais darbais, kurie gali būti netgi mažiau reikšmingi. Ten ar hobį kokį susigalvoja, ar dar kažką. Pavyzdžiui, kaip būtent šią akimirką, tai čia bus gyvas pavyzdys, kaip aš jau turėčiau ruoštis eiti miegot, nes dabar yra 2:30 ryto, turėčiau ruoštis miegot, bet vietoj to, kad aš daryčiau tai, aš pasirinkau nufilmuoti šitą video. Tai ir aš realiai galiu tiesiog papasakot, kaip aš viduje jaučiuos tai darydamas, galbūt kai kurie iš jūsų ir pajaus tą patį savyje. Tai realiai jo, aš tiesiog, kadangi man reiktų nusipraust, ten pasiruošti, persirengti, vienu žodžiu, pasiruošti save miego režimui, man atrodo, kad yra lengviau tiesiog pradėti filmuoti šitą video ir aš tada savo vidiniam aš turėčiau pasiteisinimą, kad žiūrėk, aš neinu ruoštis miegot, neinu praustis dėl to, kad aš turiu padaryti tai, ką aš darau dabar. Tačiau aš esu atsakingas už savo veiksmus, tai aš turėčiau nuspręsti, kas yra svarbiau. Ir tai iš tikrųjų yra netgi įdomu, sakyčiau, kodėl mes taip darom. Galite jūs į komentarus prašyti, o kaip jūs galvojate, ar jūs su tuo susidurėt savo gyvenime, ar jūs, jeigu jau kažkas yra svarbaus, tai jums iš karto aliarmas smegenyse pradeda kaukti, kad nedarysiu kitų darbų, kol nepabaigsiu šito, šitas yra svarbiausias sąrašo viršuje. O pas mane kaip yra, tai jeigu atsiranda kažkoks darbas, taip, jis atsiranda sąrašo viršuje, bet tada ant viršaus atsiranda kažkoks mažiau svarbus darbas, bet jis, kadangi yra naujesnis, jis atsiranda kaip kitaip papasakot, kaip dėtum lapus ir kiekvienas lapas turi užrašytą darbą, kurį reikia padaryti. Tai ko gero daugelio žmonių atveju, kurie padaro visus darbus laiku ir pagal reikiamus prioritetus, tai tas lapas svarbiausių darbų visada būna viršuje. Tai jie pirmiausia daro viską, kad padaryt tą darbą. Kai būna pas mane, tai atsiranda darbas, jis būna kurį laiką viršuje, bet tada atsiranda kažkoks mažiau reikšmingas darbas ir jis dedasi ant to lapo viršaus. Ir kadangi aš jau to lapo papačią nebematau, aš tada darau darbą, kuris yra viršuje. Ir dabar ką tik apie tai kalbėdamas supratau, ką aš galėčiau padaryti. Geriau, kad prioritizuočiau darbus, kuriuos reikia padaryti. Iš tikrųjų geras. Dabar šiek tiek nukrypsiu nuo temos, bet aš jaučiu, kad man tai padeda
padeda tiesiog išsikalbėti savo mintis garsiai, nes kai yra viena galvot apie tai, ką tu galvoji, o yra visai ką kita įvokalizuoti savo mintis. Tai tiesiog gaunasi, kad aš dabar tiesiog garsiai kalbuosi su savimi. Taip, ganėtinai, kaip sakyčiau, nenoriu angliško termino vartot, bandau lietuvišką sugalvoti terminą, kad labiausiai atitiktų. Žinot, kaip koks nuprotėjęs žmogus ten garsiai su savim kalba. Bet iš tikrųjų čia nėra nieko nuprotėjusio, visi mes turim tokių momentų gyvenime, kada tiesiog kažką savo garsiai pasakom. Nes dauguma žmonių jo taip turi vidinį monologą, jį turi ir aš, tik tai tas balsas labai tylus pas mane. Tai man būtent taip, kaip kalbuosi dabar, yra žymiai lengviau ir aš ypač, kai būnu vienas su savim, tai aš galiu taip su savim pasišnekėti, tačiau aš to nedarau vien dėl to, kad aš neturiu tikslo. Aš galvoju, kad aš mintyse pagalvosiu apie tą mintį ir man to užteks. O dabar, kadangi aš turiu tikslą, kurį pats susikūriau, tai yra tiesiog nufilmuoti šitą video ir aš jį filmuodamas privalau vokalizuoti savo mintis, nes kitaip jūs tiesiog sėdėtumėt ir žiūrėtumėt į mane ir aš tiesiog tylėčiau. Tai labai įdomus iš tikrųjų dalykas. Bent jau man, nežinau kaip jums. Tai taip, aš dabar toks atrodo kalbuosiu su įsivaizduojama auditorija, kurios ko gero net nėra, bet netame esmė. Esmė tame, kad ką aš darau ir dėl ko aš tai darau. Aš darau tai dėl savęs. Ir tiesiog įkelsiu į savo monologo YouTube kanalą, kurį susikūriau realiai prieš pusvalandį. Tiesiog įkelsiu šitą video ten. Ir jeigu jau būsit jūs ta laiminga siela, kuri užklys į mano kanalą, tai jūs šį video ir pamatysit. Tai jeigu jūs jį mato dabar, jeigu jūs dabar mane girdit, tai jums buvo lemta mane pamatyti. Ir esu jums be galo dėkingas už tai, kad, taip sakant, išlaikėt savo dėmesingumą iki būtent šios akimirkos. Nes iš tikrųjų šiais laikais, kai dabar ten visi tos TikTok'us scrollina, tų šortų žiūri, aš ir pats į tą, taip sakant, voverės solą įlendu kartais ir būna ten kokią valandą gyvenimo išvaistai tiesiog scrollindamas Facebook'e, Instagram'e. Tai realiai tiesiog valgo laiką tokie dalykai, nes naudos labai minimaliai tenai pagrindė tas vadinamas smegenų pūdymas ir gal kokie 5% ten kažkokių tai ten citatų, motyvacinių ten užrašų, kažko įdomesnio, gali ten filmo kokią ištrauką susirast, kur po to galėtum susidomėjęs susirast tą filmą, pasižiūrėti. Bet apart to, tai ten tiesiog laiko švaistimas yra. Tai tokį negi patarimą savo turiu, tai tiesiog neužklyst ir neįstrikti į tą ciklą, kuomet tiesiog leidi laiką scrollindamas tos vadinamus šortus arba tuos reelsus vadinamus. Tai šitą patarimą galite jūs ir savo pritaikyti. Tai tiesiog vietoj to, kad savo smegenim sukurtumėt darbą scrollint, tai tiesiog pasistengėt prigaut save, kad jūs tai darot ir pakeist tą darbą kitų. Nes mes įpročių yra sunku atsisakyti, ypač tų įpročių, kuriuos mes jau darom ilgą laiką, bet juos galim mes pakeisti kitais įpročiais. Tai, pavyzdžiui, kažką jau pagauni save, kad scrollinė, tai kažką iš to ciklo išeiti, tai tiesiog kažką susitvarkyti. Vieną smulkų daiktą ten kažkokį. Ir kažkoks daiktas kambarį ar namuose ne vietoje yra padėti į vietą. Tai iš pradžių gali būti sunku, einant laikui pasidarys vis lengviau. Čia kaip knygoje skaičiau atominių įpročių. Tai taip,
maži dalykai, taip sakant, akumuliuojasi ir tiesiog, kaip sakoma, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tai čia irgi visiškai tas pats. Tai pradžiai tiesiog pirmiausia būtų geriausia sąmoningai suprast, kad jūs skrolinat. Nes būna kartais, kad jau įsiskrolinė net nesuvokia, kad tai darai. Tai pirmiausias darbas, kurį turėtumėt padaryti, tai tiesiog suvokt, kad jūs tai darot, ką jūs darot. Nu jau po to imtis veiksmų ir ką aš, ir savo tiesiog paklaus, ką aš galėčiau padaryti, kad aš neskrolinčiau. Tai tiesiog, nu, kažkokį kitą darbą pradėti daryti. Tai tiesiog, nes kol jūs skrolinat, tai tų lapų krūvos viršuje jums būna skrolinimas ir jūs būtent tą ir darot. Tai taip iš tikrųjų įdomu, kaip va taip nukrypo visą temą, aš nežinau, apie ką kalbėjau pradžioje, bet galiausiai užbaigiam su skrolinimu, tai manau apie tą ir aš norėjau dabar pašnekėti būtent apie tą skrolinimą. Tai taip ganėtinai įdomiai priejau prie šitos temos, sakyčiau. Dabar gal net giriu save šiek tiek per daug. Tai tiek. Tai ką, tada iki sekančio.